Šeštadienį vykusios Lietuvos moterų krepšinio lygos rungtynės tarp Kauno Aistės LSU ir Klaipėdos Fortūnos buvo išskirtinės. Antrojo rato rungtynėse netrūko emocijų ne tik aikštelėje, bet ir šalia jos. Garsios skanduotės ir galių trimitai priminė rodos visai neseniai vykusius finalus. Nors Aistėms LSU nepavyko iškovoti pergalės, tačiau klubo žaidėjos bei vadovas tvirtina, jog tokioje atmosferoje yra žaisti malonu ir svarbiausia, tai padeda grumtis su varžovėmis. Pagrindinė tokio komandos šaunaus palaikymo priežastis – jaunieji kariai. Lapkričio 30 dieną klubo vadovas Petras Aleksonis sukirto rankomis su generolo Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokykla ir įteikęs komandos atributiką mokyklos direktoriui Viktorui Dauniui palinkėjo didelės abipusės naudos. Ar tai yra pirma tokia bendarbiavimo sutartis su profesionaliu klubu, su moterim? Nu, su moterim tai tik čia pirma, bet ir būtina, todėl kad mūsų mokykloje mokosi daug mergaitės ir mūsų gyvenimo būdas toks sportiškas, koks karys, jeigu jis ne sportininkas. Pirmoje sportininkas, o po to galima stengtis padaryti šį disciplinuotą ir tvarkingą, nes visose karinėse rungtyse reikalinga ištvermė, taip toks vikrumas, reakcija ir aš galvoju, kad krepšinis tas sporto šaka, kur visas šitas savybės turi. Šitas daugiausia, ką aš galvoju, kad užkrėsti vaikus šitą tradicinę nacionalinę mūsų sporto šaką ir kuo daugiau vaikų dalyvaus, to galvoju, galbūt daugiau bus žymių sportininkų. Kauniečių vidurio puolėja Laura Svarytė bei Dovilė Saurazaitė taip pat liko patenkinto šios partnerystės pradžia. Krepšinį labai svarbu pritraukti kuo daugiau žiūrovų bei sirgalių. Todėl manau, kad šios partnerystės idėja pakviesti kuo daugiau jaunųjų karių į mūsų rungtynes yra labai sveikintina ir aišku, mūsų žaidėjams labai patinka. Prie žiūrovų, kurie tave palaiko, yra daug lengviau žaisti visiems. Reikia pagaliau padaryti taip, jog kitų miestų komandos nesijaustų kaip namuose ir jaustų įtampą. Mūsų komandai yra tikrai labai smagu, kad mus palaiko jaunieji kariai ir tikimės, kad taip ir toliau aktyviai mus palaikys. Aistės LSU klubo vadovas jaunojo kario mokyklos sirgaliams padovanojo 30 sirgaliaus trimitų, kurie jo manymu pakels rungtynių temperatūrą. Kitas rungtynes Aistės LSU žais gruodžio 14 dieną. 18 valandą kaunietės egzaminuos Vilniaus jaunųjų talentų komanda.